Koks jausmas su Žalgiriu sužaidus, su geriausia šiuo metu Lietuvos komanda, kuri žaidžia Europoje sužaidus ne 7-0, ne 4-0, ne 3-0, kai buvo 1-0. Koks tai jausmas? Buvo žaisti, sirgalių matyti buvo pilna, buvo malonu, atmosfera buvo puikiai, gaila, kad neiškovojom bent tašką, nes tikėjom, kad galim tikrai tai padaryti. Pastaruoju metu gal biškį pailsėjom, padirbėjom biškį taktiškai dar labiau, sustiprėjom, gal sumotivavo geriau biškį ir gaila, kad tiesiog tašką nepelnėm, bent tašką. Dainavoje tu esi šiuo metu vienintelis kabutėse legionierius iš Vilniaus. Koks jausmas sužaidus, stipriai, gražiai sužaidus su ne bet kokio Vilniaus komanda, tau čia žaidžiant savo komandoje? Aišku, malonu sužaisti geriau, nes kadangi esu Žalgirio auklėtinis, tai vis yra didesnis biškį stimulas nei prieš kitas komandas pasirodyti prieš savo buvusią komandą, kuo geriau. Kokius uždavinius turėjot prieš rungtynes, kaip sekėsi juos vykdyti, ypač tavo zonoje, tavo reidų pusėje? Neturėjau praleisti žaidėjai, kelis kartus aišku prašokau, bet visko būna, tai futbolas kartais suklysti ir viskas, bet vertinu, galbūt galėjau geriau, bet gausi tai gausi. Ar šiandien galėjom tikėtis Gunevičiaus, kuris kaip žaibas Makvynas skuodžia kairiuoju kraštu ir nuo pat gynybos pasijungia į puolimą ir ten daro savo? Ar tai Žalgiris vis tik ne ta komanda? Gal ir galėjom, bet tiesiog gal, nežinau, gal trūko biškį, gal jėgos biškį pritrūko. Bet nieko, gal kitos rungtynės Alytuje, tai tikiuosi bus vis geriau. Pamatysit. Laukia Atlantas, Šiauliai, artimiausi varžovai. Kaip ruošiesi, kaip nusiteikinėjai šitiem mačams? Nusiteikinėjai, tai pergalėm tikimės, kadangi kaip tik eiti aiškiai ir pralaimėti, ar nelygiosim. Tai nėra tikslo, galime tik, reikia laimėti.